Sveiki gyvi turistai. Šiandieną vėl turėjau darbingą šeštadienį, todėl užsivėlinau jau dabar tas po 5, netgi 20. Turim tropinį karštį, 30 laipsnių šilumos, kepinas vėlina saulė, visas šlapias prakaitojo. Turėjau planą pasiskolinti iš draugo irklentę, bet jisai šį savaitgalį visas irklentės jau išskolinęs. Tai galvoju, reikia pabandyti pasiplaukioti ežere ant pripučiamo čiužinio, kurį aš turiu. Nusipirkau be abejo dėl saugumo plūduriavimo liemenę. Dabar tas prisipūsiu čiužinį, pasižiūrėsiu, ar neleidžia niekur oro. Ir bandysim, kaip seksis, to jau sužinosim. Šiek tiek vėjuota, tai nežinau, kaip seksis plaukt su to čiužiniu. Neš jį vėjas tiesiog. Labai seniai nenaudotas šitas čiužinys, tai įdomu, ar neleidžia. Dabar ilgai ir nuobodžiai papumpuosim. Jo, jei gerai pamenu, tai ilgai čia jį pūst reikia. Jau pavargau. Oh yeah. Buvau pamiršęs šitą malonumą. Nu ką, nebedaug liko. Jo, liemenė tai būtinai, jeigu nori toliau nuo kranto plaukti, tai čia be liemenės tai yra tas pats, kas su dviračiu be šalmo. Viskas, kas virš krūtinės gylio, yra mirtinai pavojinga. Gali būti pats geriausias plaukikas, net ir patys geriausi plaukikai skęsta. Praeitą savaitgalį buvo nelaimė. Lampėdžių karjerė paniro mergina ir nebeišnyro. Ją išgelbėjo. Ištraukė, ne tai, kad išgelbėjo, bet ištraukė jau be sąmonės, gaivino. Atvažiavo greitoji, išsivežė į ligoninę, bet ligoniniai užgeso. Vandens pramogos, ne juokas. Gali būti labai smagu, bet gali būti taip pat ir labai liūdnas likimas. Tai reikia imtis visų saugumo priemonių, elgtis atsakingai. Nu, kaip ir jau neblogai. Net nežinau, čia tą irklą imti, neimti. Ko jis toks išsirietęs kaip bananas. Nežinau, ar gera idėja čia. Pabanguoja vėjas, belenkoks. Nežinau, nepaplauksiu čia turbūt. Dar daiktų čia kiek visokiausių turiu aš. Čia gali baigtis blogai, bet vanduo tai pasakėlė. Gal tiesiog įsimaudyti ir nekvailiot čia man su tuo plaustu savo. Bus čia reikalų, man rodos. Ką žinau, tas tapkės jaučiu davai irgi dedu į kuprinę. O jisai nepraranda oro. Kažkoks minkštesnis, man atrodo. Tikrai į atvirą vandenyną neplauksiu. Net, kur tu su to, kad paplauksi, kad jisai čia vietoj stovi. Ne. Va tau ir visas plaukimas. Ai, kažkiek tai plaukia. Bet jis, man rodos, praranda orą. Geriausiu atveju išplaukti iš šitos nendrių užuovėjos. Bangos baigtų kokios. Nu, bet būsiu pabandęs. Tik reik nepradurt. Išplaukiam į atvirą vandenyną. Eikti savo, šiaip tai visai įdomu. Va, išplaukiam į atvirą vandenyną. Palei krantą nebent. Čia jaučiu virš galvos jau gylis. Bet kai man karšta, aš geriau tiesiog įsimaudyt norėčiau. Gal minimaliai kažkur ir leidžia. Nu, žodžiu, toli neplaukiam nuo šitos įlankos iki ten maksimum. Nu, iki pilies nuplaukti tai būtų labai didelis iššūkis. Neša kaip stipriai vėjas. Gal net neplaukti iki ten, nors aš jau nemažai nuplaukiau. Čia toks plaukimas, aš jau biškį panikuot čia pradedu. Čia labai stipriai vėjas kažkaip. Tos bangas tai pučia. O eik tu savo, kaip neša į tos meldus. Belenkai. Toj prasidurt čia galima tuose meldose. Eik tu savo, kaip neša. Belenkas. Ne, reikia varyti ir baigsis mano
eksperimentas šitas. Kad čia jau su irklente jau čia nėra lengva per tokį vėją plaukti. Nors su irklente bendrai visai kitai. Dabar galvoju tą irklą, jeigu pamesčiau, tai irgi ragelis būtų. O čia sukiojasi ratais. Išsileido oras jau kažkaip labai minkštai sėdžiu. Viskas, reikia varyti greičiau, nes man jau nesmagu čia. Aš dar čia turėjau minčių, gal iki tos pilies nuplauksiu. Na va, viskas, plaukiu į krantą. Užtenka man čia to ekstremų. Bet vanduo tai pasakėlė, kai griūsiu maudytis. Va, viskas. Plaukiam į krantą, krantelį. Paplaukiam ir gana. Nu va, pasiplaukiau. Bet sunku. Labai neša bangos į tos, į meldus tos neša. Ir klot, ir plokščias čia, taigi irklentės tai turi tą peleką, tai jisai padeda laikyti stabiliai ten. Tai būtų, jeigu kaip stiklas vanduo, tai gal ir... Jo, aš čia dar turėjau minčių, gal iki pilies pavyks nuplaukti. Ne, be šansų. Nu, gali rizikuoti, bet ir tas kažkaip minkštėja, baisu. Aišku, nenuskesi, va, su lemenė. Bet streso būtų, žinai, po to ten vidury ežero, jeigu išsileistų. Prašyti žmonių reikėtų, paimkit. Oh, yeah. O to lemenį laiko čia kažką? Nelabai čia laiko. Ai, kažkiek tai laiko, bet taip dar prisilaikau ir prie čiužinio. Jeigu nelaikyčiausi už čiužinio, tai... Nu, kažką prilaiko, bet nėra taip jau visai, kad keltų į viršų. Bent jau su valtelė kokia. Ir tai, biškį per didelės bangos. Pripučiamos valtelės tai irgi tokios skystos labai. Bet vandenėlis tai pasakėlė. Reikia vienoje vietoje ilgai nestovėti, nes čia šitų yra dėlių, kad neįsisiurbtų man čia kur nors. Va taip, o pats gazas. Bet tai kaip skaidrumas vandens. Kas čia per gyvatė? Kažkoks pailgas. Oi, kaip gerai, va taip va. Prisižaisiu to krepšys į vandenį įkrito. Žiūrėsim, ar pasiteisina. Nepraleidžia tikrai vandens. Pasiplaukiam trumpai, valandėlę kokią, nu ir užteko. Atsigaivinau, viskas sausa, nors buvo krepšys pats į vandenį įkritęs. Šiandien tas nuotykis trumpas, bet toks šiek tiek išskirtinis.
Ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų.